Kauno rajonų bendruomenių apdovanojimai 2024. Metų bendruomenė nominantai. Pakarklės miško bendruomenė už gamtos ir kraštovaizdžio saugojimą. Garliavos apylinkių Sąnašos bendruomenė už aktyvų renginių organizavimą ir bendradarbiavimą. Neveronių bendruomenės centras už jaunimo iniciatyvas ir mažųjų talentų paieškas. Daugėliškių krašto bendruomenės centras už atgaivintas bendruomenės iniciatyvas. Laimėtojas. Garliavos apylinkių Sąnašos bendruomenė. Bendruomenė aktyviai prisideda prie kultūrinio gyvenimo puoselėjimo, dalijasi patirtimi, bendradarbiauja su mokymo ir kultūros įstaigomis, organizuoja parodas ir tradicinės šventes. Trečiajame forte kasmet rengiama joninių šventė jau tapo tradicija, o kartu su Juragių bendruomenė organizuojamas Steampunk festivalis stebina išradingumu ir kūrybiškumu. Šiais metais bendruomenė nustebino nauja iniciatyva paroda Pomidoras. Kaip Sąnašos bendruomenė, tai asociuojasi kaip vienas kumštis, nes kai reikia kažką padaryti, pakviesti, pas mus nėra tokių, kad negaliu ar neturiu laiko. Jau kai rimtas renginys, rimtas reikalas, tai visus susirenka. Mūsų bendruomenė, manyčiau, būrė tai, kad mūsų visų noras padaryti žmonėm kažką gerą. Su kitom bendruomenėm bendarbiavimo duoda tai, kad atsiranda nauji ryšiai, naujos galimybės. Tai, ko tu neturi, gali pas kitus pasiskolinti. Šiais metais buvo su Pomidoriuku, pas mus buvo trūkumas stalų. Tai teko į Juragių bendruomenę kreiptis, į Tvirtovės parką kreiptis, kad užtektų tų stalų. Šiais metais buvo pagal biudžetą įgyvendintas projektas Sveikatingumo takas. Vasarą, kiekvieną vakarą pilna tenai žmonių. Ir visi renkasi, maži vaikai, su mamom, su tėveliais, su dviračiais. Vat kiek tokie atsiranda dalykai ir matosi, kad ta aplinka yra tvarkoma ir tvarkoma ne dėl savęs, o dėl kitų ir kad kiti gali ateiti pasidžiaugti. Tai paskui, manau, ir žmonės patys jau nori ateiti ir dalyvauti to veikloje ir padėti tą viską padaryti. Mūsų visų bendruomenių yra vienas bendras tikslas, yra dirbti dėl žmonių.